Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Gauranga Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Govinda, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Govinda, Hare Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare.
Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanashari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna. Hare Krishna. Labai malonu visus matyti. O yra kas pirmą kartą šiandien pas mus šventykloj? Ne, pirmą kartą aplamai. Kas naujas, gal kas naujas yra? Visi savi, visi seni. Vis tiek sveikinam visus. Hari Hari Bol. Ačiū, kad atėjot gauti viešpaties daršaną ir padalyvauti, padainuoti Hare Krishna. Šiandien mes paskaitysim iš Šrimad Bhagavatam, trečią giesmę Šrimad Bhagavatam,
6 skyrių visatos pavydalo kūrimas. Mes naujoj Gakolai skaitom irgi šitą skyrių ir labai daug įkvėpinčių posmų. Todėl aš pagalvoju tiesiog tokį pratęsiu. Labai įkvėpinčias posmą iš tikrųjų. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarva Shastradi Piyusha, Sarva Vidaika Satphala, Sarva Siddhanta Ratnadya, Sarva Lakaika Drikprada, Sarva Bhagavata Prana, Shrimad Bhagavat Prabhu, Kalidhanto Dita Ditya, Shri Krishna Parivartita, Narayanam Namaskrityam, Naram Chiva Narotamam, Divim Sarasvatim Vyasa Tato Jayamudirayit. 39 posma, skaitom 6 skyrių. Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yat Svayam Chatma Vartatma Navedakim Upatare. Vertimas ir komentaras į dieviškojo malonė Bhaktivedantas Swami Šilas Prabhupada. Šila Prabhupada Kyčai. Stebuklinga aukščiausio Dievo asmens galybė glumina net didžiausius magus ir burtininkus. Ką ir bekalbėti apie paprastas gyvas būtybės, jei net pats savo pakankamas viešpats nežino savo galimybių iki galo. Komentaras. Daktaro Varlino kolegos, besikapstantis mokslinėse laboratorijose tarp mėgintuvėlių bei matematinių formulių ir trokštantis susikauti vadinamoje mokslinėje polemikoje, netiki egzistuojant aukščiausiai Dievo asmenį ir jo nesuvokimą galią. Tačiau net jos kitąsyk glumina ir atrodo nepaaiškinami žmogaus ir gamtos daromi stebuklai. Netgi materialaus pasaulio magai ir burtininkai sutrinka sužinoję apie stebuklus, kurios viešpats apreiškė savo transcendentinėse žaidimuose ir norėdami kaip nors pateisinti savo sutrikimą, viešpatis žaidimus jie aiškina kaip mitologiją. Tačiau visagaliam aukščiausiam asmeniui nėra nieko neįmanoma. Jis gali viską ir tai ne mitas, o realybė. Kol materialistiniai polemikos mėgėjai centimetro tikslumu bando išmatuoti begalinę aukščiausią viešpaties galybę, ištikimas baktas, aukštindamas viešpaties sukurtus stebuklus, su kuriais susiduria kasdieninėme gyvenime, išsivaduoja iš materialių potraukių pančių. Ir tai jiems kelia didžiausią nuostabą. Viešpatis baktai visur ir visada mato nuostabiai talentingą jo prisilietimą. Ir valgydami, ir miegodami, ir dirbdami, ir taip toliau. Mažame banjano medžio vaisiuje yra 1000 sėklyčių ir kiekvienoje iš jų potencialiai glūdi didžiulis banjano medis, o su jo potencialiai galimybė atsirasti 1000 naujų vaisių, kurių kiekviena gali būti traktuojama sykiu ir kaip priežastis ir padarinys. Taigi, medituoti viešpatį baktams padeda net paprasčiausias medis be jo sėklos, o štai ieškantis tiesos ginčiuose veltui švaisto laiką loginėms abstrakčioms bei hipotezėms, kurios neduoda jiems nieko nei šį, nei kitą gyvenimą. Jie labai didžiuojasi savo teorijomis, tačiau negali deramai įvertinti net paprasčiausiai banjano medžio nepaprastų galimybių. Tai nelaimingos sielos persmerktos amžinai kentėti materijos nelaisvėje. Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yat Svayam Chatma Vartmantma Navedakim Upatare. Stebuklinga aukščiausio Dievo asmens galybė glumina net didžiausius magus ir burtininkus. Ką įbekalbėti apie paprastas gyvas būtybės, jei net pats savo pakankamas viešpats nežino savo
galimybių iki galo. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhisya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Čia yra labai stebuklingas pokalbis tarp Maitrėjos ir Viduro. Du didieji bhaktai susirinko ir kalba apie viešpatį didybę, kaip jinai pasireiškia šitoj visatoj. Labai daug smulkmenų, kaip kūrėsi šitą visatą. Ir paskutinis posmas į keleto posmo. Maitrėja Muni sako, kad sunku suvokti viešpatį kaip tokia, kaip viešpatį didybė, viešpatį savybės. Labai sudėtinga suvokti. Ir prieš tai yra posmas, jis kreipėsi į Vidurą, sako, sūnau mano, 1000 dangiškų metų išbuvęs giliausia meditacijos būsina, pirmasis visatos poetas Brahmas suvokė tik tai, kad aukščiausiosios sielos didybė nesuvokima. Viską, ką jis suvokė. Šila Prabhupada čia kalba, kartais Prabhupada panaudoja tokius labai žodžius, rimtos žodžius, kad daktaro Varlino kolegos, o prieš tai buvo dar komentarė, kai kurie varliagalviai filosofai. Prabhupada dar kartais panaudoja tokius labai žodžius. Aišku, mes prie to grįšim dar. Ne tai, kad Prabhupada panaudoja, čia Krišna pats. Tai Avadžanantima mudha, jis visai vadina žmonės mudos arba niekšai, neišmanėliai. Ką kalbėti apie tokią asmenybę kaip viešpats Brahma? Viešpats Brahma yra pirmas poetas, pirmas architektorius, pirmas išminčius, pirmas filosofas, pirmiausiai visako visatoj. Ir net jis pripažįsta, kad viešpatis didybė nesuvokima. Ką kalbėti apie jį, kad net pats viešpats nežino savo galybių iki galo. Vieną kartą po to, kaip viešpats nužudė Mūrą, demoną Mūrą, jis ilsėjusi ant Anantašešas gulėjo, pasinėrė Yoga Nidra ir ne Yoga Nidra, atrodė, kad jis kažką tai medituoja. Ir Lakšmi Devi, jo sutuoktinė, paklausė, viešpats, į ką tu tai kodėl tu medituoji, ką tu medituoji? Visi medituoja į tave. Ir viešpats sako, aš iki šiol negaliu atsistebėti, kaip veikia mano energijos, kaip veikia mano ypač iliuzinė energija, kaip jinai pančioja gyvos būtybės. Aš negaliu atsistebėti, kaip mano energijos veikia. Ir Šila Prabhupada sako, bhaktai vertis atsidavė, pripažįsta tai ir jie netgi nebando suvokti visus viešpatės energijos. Jie tiesiog džiaugiasi tai, kad jie klauso apie viešpatį. Bet Šila Prabhupada pradeda komentarą apie daktaro Varlino kolegos ir daugybė kitų asmenybių, kurie bando išmatuoti viešpatį kūrinyje centimetrais, pasverti myli, aš nežinau, kokies ten paskutinis pačius mažiausias duomenės, kaip pasverti visą, išsverti, išmatuoti, pauostyti, pačiupinėti. Jie bando išmatuoti visą tai, bet Prabhupada vadina jos tiesiog žmonės, kurie ne žmonės, o varlės. Ir jūs puikiai žinot šitą istoriją apie daktarą Varlį, kuris sėdėjo šulinį. Bhaktisiddhanta Sarasvati pasakoja ir vieną kartą, aš nežinau, kitą varlį ten atšoko, ar kažkas tai pasakė apie Ramį vandenyną, kad yra vandenynas ir jis labai galingas. Ir varliai, kurie gyvena visą gyvenimą savo šulinėje, tiesiog žino tik savo šulinio teritoriją ir negalėjo įsivaizduoti vandenyną. Ir jinai pradėjo, reiškia, sako, o toks vandenynas, tai trupučiukai įsipūtė taip. Ne, daug didesnį vandenynas, galbūt toks,
dar įsipūtė tokia. Ne, daug didesnį, nei Prabhupada sako, pučiasi, kol galų gale nesprogo. Aiškiai, taip, toks likimas laukia visos taip vadinamo pasikėjo daktaro Varlina. Ir Šila Prabhupada kartais labai griežtai sako, ir vakar mes irgi per Kadišą skaitėm apie Prabhupadą vieną istoriją, kaip tik fantastinė super istorija, kada Šila Prabhupada atvažiavo į San Franciską ir atėjo vienas džentelmenas, kurį turėjo laišką nuo Šilos Prabhupados. Prabhupada asmeniškai jį pakvietė į šventyklą. Jis buvo labai mandagus, labai geras žmogus ir po paskaitos jis pasakė Šilai Prabhupadai, Svamidži, kodėl jūsų mokiniai, jūs man patinkat labai, jūsų filosofija patinka, viską patinka, bet kodėl jūsų mokiniai apie tokį jogą ir Svami pasakė, kad jis yra niekšas. Ir jie pasakė, kad tai jūs pasakėt. Prabhupada sako, ar aš tai pasakiau? Kas pasakė, kad aš pasakiau? Ir žmogus paklausė, jūs nesakėt? Nieko nesakėt? Prabhupada sako, aš nieko nesakiau. Tas, kuris pasakė, kad aš pasakiau, jis yra niekšas. Ir žmogus atsipalaidavo, buvo patenkintas. Ir šalia Visasanos stovėjo lentyna su knygom. Ir Prabhupada ištraukė vieną žalią tokią knygutę ir parodė, jums žinoma šitą knygutę? O, šitą knygutę tokį ir tokį Svami, apie kurią tas mokinys jūsų ir kalbėjo. Ir Prabhupada atvertė tą knygutę ir perskaitė, davė žmogui paskaityti tam tikrą tekstą iš Bhagavad Gitos ir žmogus perskaitė vertimą. Visada galvok apie mane, atsiduok man, garbink mane ir reišk man pagarbą. Ir Šila Prabhupada sako, matai, geras Svami, koks geras vertimas yra. Krišna sako, garbink mane, jis realiai įsimokslinis žmogus. O dabar paskaityk toliau komentarą šitam posmui. Ir tas žmogus pradėjo skaityti. Ne Krišna jūs turite atsiduoti, bet kažkam tai besmeniniu, negimusiai Krišnai ir taip toliau. Ir Prabhupada pasakė, tik pasižiūrėk, todėl aš ir sakau, kad jis niekšas yra. Todėl jis ir Šila Prabhupada pradėjo aiškinti, jis pradėjo cituoti posmus iš Bhagavatam Vajanantimam Mudha, kad Krišna vadina jos mudhas, kad tokie žmonės Maja Pahrita Gyana, Asura, Bhavama šitaha, kad tai yra demonai, kurie taip sako. Ir Šila Prabhupada sako, tik pasižiūrėk, ką Krišna sako. Krišna sako, mane garbink. O jis iš karto rašo, išverti gerai, bet iš karto rašo garbink kažką tai neaiškaus Krišnoje, todėl jis yra niekšas. Ir Prabhupada sako, ką aš galiu padaryti? Krišna taip sako. Aš tiesiog pakartoju Krišna žodis. Ir Prabhupada mandagiai visą tai iš pradžių padarė, bet labai paskui panaudojo šastrų logiką ir Krišna žodžius pasakė, kad tokie žmonės iš tikrųjų yra niekšai. Ir Šila Prabhupada, čia irgi komentarė, Šila Prabhupada sako, tokie žmonės, todėl kad jiems labai sudėtinga, jie bando viską išmatuoti ir jiems labai sudėtinga priimti Krišnos transcendentinius žaidimus ir stebuklus, todėl kad jie nesupranta ir kad savo neišmanimą uždengti arba paslėpti savo neišmanimą, jie vadina tai visą mitologiją. Bet paskui ateina laikas ir mes irgi turim labai daugybę pavyzdžių, kaip tam tikra atseit buvo mitologija, bet ateina laikas, kad patys mokslininkai rodo, kad tai nėra mitologija. Reiškia, mes šiandien minėjom būtent Mahabharatos istoriją su Dvaraka susiję, kad Mahabharatai viskas yra mitologija, bet iš pradžių surado Dvaraką ant jūros dugne, Arabijos jūro dugne Dvaraką surado. Bet gerai, Dvaraka, bet ten ne Krišnos miestas. Bet Mahabharatai parašyta, kiekvienas Krišnos miesto gyventojų nešiojo ypatingą ženklą. Ir paskui surado ženklą ir aprašymas, koks ženklas, kokį medalioną kiekvienas nešioja. Ir tokiu būdu daugybė dalykų jie tampa ne mitologija. Ir žmonės tiesiog bando paslėpti savo neišmanimą. Ir pats viešpats Brahma, didžiausias mistikas ir burtininkas, čia irgi sakoma, kad netgi materialaus pasaulio magai ir burtininkai sutrinka sužinoję apie stebuklus, kurios viešpats apreiškė savo transcendentiniais žaidimuose. Netgi Brahma, didžiausias burtininkas ir kūrėjas, kada jis išgirdo, kad viešpats Krišna apsireiškė kaip paprastas piminukas, kaip paprastas berniukas,
Jis priprato garbinti aukščiausią Dievo asmenį kaip viešpats Narayana, visagalį Narayana, kurią visi pasauliai garbina jį. Bet kada jis sužinojo, kad kažkoks tai Vrindavano gyventojai kažką tai vadino Dievu, aišku, Vrindavano gyventojai net nevadina, bet kažkas tai šlovina Krišną kaip Dievą. Vieną kartą Krišna nužudė demoną Agasūrą ir pusdieviai šlovina Krišną, Džaja, aukščiausias Dievo asmuo Džaja, ir Brahma iš Brahmalokas išgirdo. Jis pagalvojo, ką jie ten šlovina, kokį pirniuką jie šlovina. Ir jis nusprendė savo magiškais dalykais išbandyti Krišną. Ir jūs žinot šitą istoriją, kada viešpats Brahma pavogė viršiukus ir piemenukus ir pagalvojo, ką Krišna dabar darys. Ir jis paslėpė, nunešė pas save. Ir kada jis sugrįžo, per akimirką sugrįžo, Krišna priėmė visus piemenukų ir viršiukus pavidalų, karvutis, piemenukai, pats Krišna tapo jais. Ir tiksliai priėmė ir atitaikė kiekvieną to piemenuką charakterį, kiekvieną savybę, kiekvieną viršiuką, ten spalvą, viską atitaikė. Ir visus metus jis džiaugiasi taip ir žaidė. Ir Brahma stebėjus negalėjo suprasti. Jis paskui sugrįžo pas save, pasižiūrėjo. Ne, tos, kurios aš pavogiau namuose, pas mane Brahmalokai, vėl sugrįžo. Žiūri, kažkas tai ir pradėjo painiotis pas jį čia visur. Ir tada Krišna pamatė, kad Brahma pradėjo abejoti savo net jėgom. Jis tada apreiškė, kad kiekvienas berniukas, kiekvienas piemenukas ir viršiukas yra aukščiausias Dievo asmuo, keturi rankiai Narayana, milijonai formų. Ir Brahma tada visiškai supanikavo. Jis tada puoliai grąžino visus piemenukus, viršiukus. Jis atkeliavo pas Krišną, nusilenkė visom savo keturiom galvom ir pradėjo melstis. Ir jis meldėsi labai gražus maldos, viešpatis Brahmas maldos. Ir jis pasakė vieną iš tokių maldų, labai gražių maldų. Sako, gal ateis laikas, kada išmintingi filosofai ir mokslininkai galbūt suskaičiuos visos žemės atomus. Galbūt netgi suskaičiuos viso sniego dalelės, dar subtilesnės dalykas negu žemės atomai. Galbūtgi netgi visos saulės spindulių molekulės ir saulės molekulės. Galbūt suskaičiuos visas žvaigždės ir visas žvaigždės. Bet tiem išmintingim žmonėm, kurie sugebės suskaičiuoti, jie niekada nesugebės suskaičiuoti transcendentinis viešpatis aukščiausiai Dievo asmens savybės, kuris nužengė į žemę, kad sužavėti visos gyvos būtybės. Brahma sako, jokių šansų, kad kažkas tai suskaičiuos. Bet Višvana Čakravarti Takura sako, yra viena asmenybė, kurią suskaičiavo visos visatos molekulės, atomus, visus suskaičiavo. Yra viešpats Anantašas arba viešpats Sankaršana. Jis viską suskaičiavo, absoliučiai. Ir jis iki šiol šlovina viešpatį. Ir iki šiol neprieina iki galo viešpatys savybių šlovina. Ir komentarė Sanatan Gosvami aiškina, kad viešpats yra gunatma. Gunatma reiškia visų savybių siela. Be viešpatys jokios savybės neegzistuoja. Ir viešpats apreiškia viso tos savybės. Viešpats yra gunatma, todėl kad jis nužengė į šitą materialų pasaulį, kad atstatyti religijos principus ir apreiškia visus savo geros savybės, kad įkvėpti tom savybėms kitus gyvos būtybės. Ir gyvas būtybės, kurie tokiu būdu žiūri į viešpatį, išugdo savyje transcendentinės savybės, jie garbina aukščiausią Dievo asmenį, galų gale sugrįžta į aukščiausią buveinę. Ir Sanatana Gosvami toliau labai įdomų dalyką aprašo, kaip Krišna, kodėl neįmanoma suskaičiuoti savybės viešpatys. Jis duoda tokį labai įdomį dalyką. Viešpats apreiškia visus savybės savo, kad įkvėpti visus gyvos būtybės. Ir kiek yra gyvų būtybių visoj kūrinyjei, dvasiniam pasaulyje, materialioj, tiek savybių viešpats atskirai gyvai būtybei, kad sužavėti parodo. Pavyzdžiui, todėl viešpats yra Krišna, visų patraukliausias. Yra kiekvienai gyvai būtybei, Krišna kažkaip tai turi ypatingą savybę, kad patraukti kiekvieną gyvą būtybę. Todėl netgi, nors mes esame dabar iliuzijoje, majoje,
ir mes pamiršom viešpatį. Yra ypatinga viešpatį savybė, kurią skirta mūsų sužavėti. Krišna yra visų patraukliausia. O įsivaizduojat materialiam pasaulyje, kiek netgi paprastų mikrobų paimti vienam kampelį, koks milijardas mikrobų. O kiek gyvų būtybių visoj materialioj kūriniai, o Prabhupada sako, tik 10% nuo viso gyvų būtybių skaičių materialioj kūriniai, o kiek dvasiniam pasaulyje. Ir Krišna tiek turi savybių, kad sužavėti kiekvieną gyvą būtybę, kad patraukti kiekvieną gyvą būtybę. Jis nesuvokimas. Čia duodamas pavyzdys, kad galbūt atsiras mokslininkai, kurie suskaičiuos viską, kurie suskaičiuos žemės dalelės, sniegą, saulės spindulių, bet jie niekada nesupras viešpaties transcendentinės savybės. Ir toliau Brahma sako, kada jis baigė savo maldas, sako, yra žmonės, kurie sako, aš žinau Dievą, aš žinau Krišną. Ir Brahma sako, tegul jie taip galvoja. Bet ką liečia mane, aš apie tą temą nenoriu daug kalbėti. Aš pasakysiu tik trupučiau, ką liečia mane, ką liečia viešpatys savybės ir viešpatys turtus, jie virš mano proto, juslių ir kūno suvokimo aplamai. Brahma sako, tegul, kas nori sako, kad žino viešpatį, tas tegul žino, čia tegul kalba. Aš patylėsiu apie tai. Ką liečia mane, aš visiškai nieko nesuprantu apie Krišną. Aš žiūriu į jį, meldžiuosi jam ir nesuvokiu nieko apie jį. Stovi Krišna, berniukas stovi laiko kairėje rankoje salduminos ir Brahmoje meldžiasi. Ir jis jam meldžiasi ir negali suprasti. Jis yra visos religijos įsikūnymą. Kairė ranka nešvari, jis laiko salduminus, kairioje rankoje, ne pagal religijos principą. Ir jis sako, aš meldžiuosi tam viešpačiu, bet aš nesuprantu, ar supranta jis mane, ar girdė, todėl kad viešpas neparodė jokios emocijos. Jis tiesiog stovėjo ir galvojo, kada Brahma pabaigs savo maldos kartoti. Aš noriu greičiau žaisti. Ir Brahma taip nusilenkė ir paprašė išeiti ir išėjo. Ir taip ir nesuprato apie ką galvoja viešpats. Ir Šrila Prabhupada toliau sako, viešpačiui nieko nėra neįmanoma. Visi jo veiksmai yra realybė, o ne mitai. Ir paskui duodamas labai gražus irgi bhaktų palyginimai. Kaip bhaktai mato viešpatį. Viešpatis bhaktai visur ir visada mato nuostabiai talentingą jo prisilietimą. Ar valgo jie, ar miega, ar dirba. Mažame banjano medžio vaisiuje yra 1000 sėklyčių, kiekvienoje iš jų potencialiai glūdi didžiulis banjano medis. Ir su jo potencialiai galimybė atsirasti 1000 naujų vaisių, kurių kiekviename gali būti daugybė sėklyčių. Bhaktai visur mato Krišną. Vienoj Prabhupada Chaitanya Charitamritoje vienam komentarė sako, kad jeigu religija nepadeda mums kasdien jausti viešpatys buvimą, tai ne religija. Jeigu mes kiekvieną dieną nejaučiam viešpatį buvimą, viešpatys ranką, reiškia mes nepraktikuojam, neeinam dvasinį keliu ir nepraktikuojam dvasinį gyvenimą. Prabhupada sako, bhaktas kiekvieną akimirką jaučia viešpatys buvimą. Ir netgi materialūs dalykai įkvėpė bhaktą tarnauti Krišnai. Jie mato pavasarį, kaip viskas, čia duodama pavyzdys su banjano medžiu, jie mato gamtos stebuklus, ne tik stebuklus, paprastus dalykus, kaip viskas sukasi. Kaip vienas lakūnas, žinomas lakūnas pasakė, aš suprantu fizikos dėsnis, aš aerodinamikos dėsnis visų suprantu, kaip turi skristi lėktuvas, bet aš niekaip nesuprantu, kaip jis skrenda. Sako, aš nesuvokiu, kaip tokia sunki machina skrenda, nors aš sujungiu visas matematikos ir fizikos dėsnis. Ir jeigu bhaktas žiūri į šitą pasaulį, jis mato, kad už viso ko stovi Krišna, Krišna stebuklinga galia. Ir kaip siūlai, perlai glūdi, siūlas palaiko visus perlos ir siūlo nematoma, bet akivaizdžiai logiškai galima suprasti, kad už tai stovi kažkokie tai dėsniai.
Ir kada bhaktas praktikuoja, jis vis giliau supranta, kad iš pradžių jį įkvėpė būtent materiali gamta. Krišna sako, aš pavasario žydėjimas. Ir mes dabar matom pavasario žydėjimą, viską žydė, gražiai kvepia. Bhaktas viską įkvėpė, ką liečia su šitą materialį gamtą. Jūs žinot, bet tam reikalingas tikėjimas. Ir jūs žinot puikiai šitą istoriją apie Batsiuvį ir Brahmaną, kada Narada Muni keliavo į dvasinį pasaulį pamatyti viešpatį Narainą. Ir Brahmanas paklaus Narada viešpatį, prašau paklausk viešpatį, kiek man, ar šį gyvenimą grįšiu, kada aš grįšiu pas jį. Ir Batsiuvis tą patį paklausė, prašau paklausk viešpatį, kada aš grįšiu į dvasinį pasaulį. Ir Narada sutvarkė visus savo reikalus su viešpačiu Naraina ir paskui jis paklausė tą klausimą pas viešpatį apie Brahmaną, apie Batsiuvį. Ir viešpats pasakė, tiesiog nieko nesakyk, papasakok jiems istoriją, kada jie paklaus, ką aš veikiu, pasakyk, kad aš pro skylutį dramblį kišu, noriu prakišti. Ir Narada Muni nesuprato nieko, bet jis atkeliavo, kada Brahmanas paklausė, ką veikia mano viešpats, Narada pasakė, kad kokie viešpaties susijimimas. Sėdi ir dramblį pro straublį, pro šitą traukį, pro adatos skylutę. Ir Brahmanas sako, tai neįmanoma, kaip taip galima padaryti. Ir Narada suprato, jis neturi visiškai tikėjimą į viešpatį, kad viešpačiui tai įmanoma. Ir kada jis papasakojo, ir jis pasakė, Brahmanas, tu dar daug gyvenimų tau. Ir Brahmanas nusiminė ir Narada suprato, kad jis neturi tikėjimą. Ir kada Batsiuvis paklausė, kada aš grįšiu į dvasinį pasaulį, Narada sako, šį gyvenimą jau grįžę. O ką daro mano viešpats? Viešpats kiša pro adatos skylutį dramblį. Koks nuostabus mano viešpats, koks nuostabus. Ir Narada jau sutriko, sako, ir tu tiki to? O ką? Ir jis davė tą patį pavyzdį apie banjanų sėklą. Į tokį sėklą viešpats įkiša tokį didžiulį medį, o čia pro skylutį kažkokį tai dramblį negali prakišti. Į tokį sėklą. Ir kada mes kalbame apie tikėjimą, tai neturi būti aklas tikėjimas viešpačiu. Tai turi būti tikėjimas pagrįstas šventraščių, žinojimo šventraščių ir šventraščių logika. Ir kitų atsidavusių, išaukštinto atsidavusių pavyzdžių. Jų gyvenimą pagrįsta, kada mes stebim, kaip kitų bhaktų gyvenimo stebuklai vyksta. Krišna kaip įsikiša jų gyvenimą. Pas mus natūraliai atsiranda tikėjimas į Krišną. Todėl tai ne aklas tikėjimas, tai pagrįstas tikėjimas. Kiekvienas bhaktas turi pagrįsti savo tikėjimą. Kodėl tu tiki? Todėl, kad tik šventraščiuose tai pasakyta. Ne todėl. Kiekvienas turi pajausti viešpatis patyrimą savo gyvenime, kaip viešpats pasireiškia jo gyvenime. Šrila Prabhupada irgi, kada paklausė bhaktai, Prabhupada paklausė savo mokinius, kodėl jūs tikit, kad Krišna aukščiausias Dievo asmo? Todėl, kad jūs pasakėt, Prabhupada. Ne, aš senas žmogus, aš galiu apgauti jūs. Todėl, kad šventraščiuose parašyta. Į knygą galima viską įrašyti. Reiškia, kodėl jūs tikit? Todėl, kad mes jaučiam, čia irgi istorija yra, kada širdį, mes jaučiam, vienas iš tokių tai reali patirtis pas bhaktą turi būti. Todėl bhaktas, kuris žiūri, stebi šitą materialį visatą, jis mato Krišną visur, kaip Krišna pasireiškia. Ir kartais bhaktai nori pamatyti, kaip veikia Krišnos iliuzija. Kartais nori pamatyti, bet Krišna nelabai nori, kad bhaktai matytų, kaip pasireiškia iliuzija. Buvo labai žymas, nebuvo ir yra labai žymus bhaktas Markandėja Riši, kuris patenkina Krišną savo askezėmis ir Krišna sako, paprašyk bet kokį palaiminimą. Ir Markandėja Riši sako, aš tave jau matau, man visi palaiminimai praktiškai, bet aš turiu vieną norą savo širdyje tokį. Aš noriu pamatyti, kaip veikia tavo iliuzija. Krišna sako, tu nori pamatyti, kaip veikia mano iliuzija? Ir jis nusišypsoja. Višvana Čakravarti Thakura sako, jis nusišypsoja todėl, kad Krišna nenori, kad bhaktai turi būti kuo toliau nuo iliuzinės energijos. Bet
okei, tu nori, aš tau parodysiu. Bet jis suprato, kad Markandėja Riši buvo, jo noras buvo ne tik pamatyti materialiai energiją, todėl viešpats Krišna žino, kada gyva būtybė kontaktuoja su materialiai energija ir netgi iš smalsumą pradeda vystytis nuodėmingi norai. Noriu eksploatuoti materialiai energiją. Todėl jis nori, kad bhaktai būtų toliau nuo iliuzinės energijos. Bet jis pamatė, kad Markandėjos Rišis noras buvo suprasti, kaip veikia materialiai energija, kad suprasti daugiau Krišną. Ir todėl jo noras buvo visiškai nenuodėmingas. Sako, gerai. Ir nuo to laikų Markandėja Riši pradėjo medituoti, jis pradėjo matyti viešpatį visos, kaip viešpats pasireiškė saulėje, danguje, vėjuje, kaip viešpats materialioj gamtoje visur pasireiškė, jis pradėjo medituoti. Ir vieną dieną pabūti stiprus vėjas ir daugybė debesių atėjo, Samvartakos debesis, kurie naikina visą pasaulį, ir didžiulis lietus prasidėjo, kolonos lietus pradėjo lyti ir potvinis po visą pasaulį, visi vandenynai išėjo iš kraštų. Ir Markandėja pradėjo matyti, kad visos gyvos būtybės skęsta, bet stebuklingų galių dėka jis negalėjo vienas paskęsti. Ir jis pradėjo tūkstantmečiais plaukti po to vandenyno, bangos daužo jį, timingylos ir makarandos visokios žuvis bando jos suvalgyti. Ir jis patyrė, plaukdamas tame vandenyne, visus materialios egzistencijos pojūčius. Karštį, šaltį, troškulį, alkį, laimį, nelaimį, kada puldavo jį, arba bangos ir vėjas daužydavo, jis jautėsi nelaimės, jis sekė. Kada nebuvo to vėjo ir bangos, jis jautė laimę. Jis pajuto visus, kas vyksta materialiam pasaulyje, visus jausmus, reiškia. Ir galų gale jis taip suvargo, taip pavargo. Po daugybę tūkstančių metų jis pamatė šviesą ir salą, ir ant tos salos jaunas banjano medis, ir po to banjano medį guli mažas kūdikis. Ir jis pagalvojo, kaip jis įsigelbėjo. Jis pradėjo plaukti, jis švitėjo tas kūdikis. Pradėjo plaukti, jis pamatė kūdikį, kuris gulėjo ant banjano medės, ir paėmė savo koją ir pirštą įkišo į burną, į čiulpį pirštą. Ir Višana Čakravarti Takuras sako, tai buvo aukščiausias Dievo asmo, kuris girdi, kad jo bhaktai nori tarnauti lotosiniam pėdam, ir jis galvo, kasgi čia, kokį ypatumą turi tos lotosinis mano pėdas, aš noriu paragauti, ir jis įkišo pirštą. Ir Markandėja norėjo, jis buvo taip žavėtas, jis matė viso Krišnos grožį, Krišnos lotosinis akis, lotosinis pėdas spindisi, ir jis norėjo priartėti. Ir viešpats Krišna taip burną atverė, ir jis kaip maskitas į burną jam įkrito. Ir viduj viešpatis, jis norėjo surasti pradžią į pabaigą, jis pamatė visą kūrinį, visą visatą, kuria buvo iki naikinimą. Ir jis pamatė visos gyvos būtybės, kaip jie gauna formą, kaip jie gauna savo, jų karmą pamatė, kaip jie tris materialios gamtos gūnas pančiojo jos, jis pamatė, kaip žmonės tuokėsi, skyrėsi, miršta, gimsta, jis pamatė visą painivą materialaus pasaulyje. Krišna parodė viską, visus elementus, kaip jie veikia mūsų sąmonį, viską absoliučiai pamatė. Ir paskui bum, vėl atgal Krišna jį išspjovė. Ir jis tada suprato, kad tai yra aukščiausias Dievo asmo, jis norėjo jį apkabinti, ir staigiai jis atsidūrė vėl toj pačioj būsenai, kaip ir buvo prieš prašydamas viešpatį palaiminimą papatyti iliuzinę energiją. Ir jis pamatė, ir jis suprato, kad tik reikia prie viešpatės būti prisirišęs. Antiek begalybė ta materiali energija, antiek be galo be krašto, jis net nesurado pradžios, pabaigos Markandėja Riši, bet jis buvo įkvėptas viešpatį tarnauti. Ir šitą posmą toliau, todėl komentarė Šrila Prabhupada sako, bhaktai nori tarnauti. Viešpatis bhaktai tiesiog viską padeda medituoti viešpaties bhaktams į aukščiausią Dievą asmenį, viską absoliučiai padeda medituoti. Ir Krišna savo ypatingus savybės apreiškia, kada jis ateina kaip paprastas žmogus.
kaip berniukas, piemenukas. Pavyzdžiui, kada jūs pradėsit klausinėti vaikų halokose apie viešpatį žaidimus kaip piemenuką, visi, kas garbina viešpatį su pagarba, jie sako, nekalbėk apie tai. Viešpats kartais, retkarčiais, galbūt dėl ypatingų kažkokių tų progų jis priima tokį pavydalą, bet mes nekalbam apie tos žaidimus, tai jie žemesnė lygio tokie žaidimas. Bet labiausiai viešpats savo savybės apreiškė, savo galios apreiškė būtent, kada jis ateina kaip paprastas žmogus. Ir tada jis elgėsi kaip paprastas žmogus, ne aukščiausias viešpats. Ir todėl Krišna Bhagavad Gitoje sako, avadžananti mamudha, manušimtanu mašita, kad kvailiai mudhos nesupranta mane, kada aš ateinu kaip žmogus. Ir yra daugybė žmonių, kurie sako, jie negali sutikti, kad gali viešpats priimti tokį pavydalą. Jie sako, viešpats negali priimti, jis negali tapti kaip paprastas žmogus. Žmonės bando, netgi religingi žmonės bando apriboti viešpatį savo protų, jie bando suvokti viešpatį protų, savo intelekto, savo ego. Ir šitam sekantiem posmė Maitrėja baiginėja šitą skyrių. Jis baiginėja su viena labai fantastinė mintį. Iš tikrųjų, kyla klausimas, jeigu pats viešpats negali pažinti savo ribus, savo galimybės, ką kalbėti apie mus pačius, ką mums daryti, kaip mes galim sugrįžti pas jį. Ir Maitrėja Munė, jis baiginėja šitą posmą, šitą skyrių, sako, aukščiausio Dievo asmens nepavyko suvokti nei žodžiais, nei protui, nei savimaniai, nei tikro ego. Nei net jos valdantiems pusdieviams. Tad mums belieka paklusti sveikam protui ir pagarbiai jam nusilenkti. Bhaktai turi sveiką protą. Visi kiti, kurie yra daktaro Varlės arba Varlė Galvės filosofijos pasikėjai, jie bando dalykus, kurie nesupranta, tiesiog pasakyti, kad tai mitologija ir viskas. Mes nenorim, to nėra. Nereikia gilintis į tai. Bet Maitrėja Munė sako, tie, kurie turi sveiką protą, jie tiesiog tasmai Bhagavate namaha, jie pagarbiai lenkėsi Krišnai. Jeigu jūs kažką tai nesuprantat, mes šiandien irgi per Bhagavatam šitą momentą kalbėjom, jeigu žmogus sveiką protą, jeigu jis mato kažkokį tai nepaaiškinamą galę, jis nusilenkė. Vedų kultūra yra daug. Jeigu tu matai kažkas tai aukščiau tave, ir tu nesupranti jo jėgos, tu nusilenkė. Ja. Kaip Prabhupada sako, netgi žmonės aborigenai, kurie garbina gamtos įvairius reiškinius. Tai yra pirmi religinis principai. Jeigu tu matai kažkokį tai jėgą, kurie virš tavo supratimo, tu nesakai, kad jos neegzistuoja. Tai mitologija, tai nesąmonė, tai iliuzija. Tu išreiški jai pagarbą. Nuo to prasideda kelias pas Dievą. Netgi jeigu jūs, pavyzdžiui, pirkūnę kokį nors garbinat. Galbūt tai iš aukščiausių kažkokį tai taško stabilumą, tai yra gan žema. Bet žmogus pripažįsta aukščiausią jėgą, jis jau dvasiškai tobulėja. Jau dvasiškai. Todėl Vėduose mes galim pamatyti vedinį kultūrai. Yra aborigenai, yra žmonės tokios kategorijoje garbina tokį pusdievį, tokį, bet galų gale visą tai veda į garbinimą, aukščiausią viešpatės garbinimą. Ir todėl pats paprasčiausias dalykas pagarbiai jam nusilenkti. Ir prieš tai Maitrėja Munė aiškina fantastiški žodžiai irgi. Jis kalba, kas yra tikroji žmogaus turtas ir tobulybė. Kilniausia geradarė didybės bei jo žygių aptarimas didžiausias žmonijos turtas ir jos tobulybė. Bhaktai, jie galbūt ir nesuvokė visų viešpatys ir Nibeta tikrai nesuvokė visus viešpatys galybės, bet Bhaktai klauso apie Krišną. Ir Maitrėja Munė sako, tai yra didžiausias žmonijos turtas ir tobulybės. Mes sugalvojam savo patys vertybės, materialistai, mes sugalvojam pinigai mūsų vertybės, pastatai, nekilnojamas turtas mūsų vertybės, dar kažkas tai mūsų vertybės, šeima, santykis tai yra vertybės. Maitrėja Munė sako, visi išminčiai sako, kad žmonijos vertybės pastovi klausyti apie Krišną. Tai yra didžiausias vertybės ir didžiausia tobulybė. Bet kol mes nenusilenkim pagarbiai viešpačiui, tasmai Bhagavate namaha, mes negalim suprasti, kad tai yra tikros vertybės ir tikros turtai. Nesuprasim.
Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati irgi sako dėl tų mokslininkų, kurie, paprastų žmonių, kurie įvairius teorijos kūrė, gyvenimo teorijos, gyvenimo tikslus. Vat, Vrajakishore Prabhu ėmė interviu, klausinėjo žmonės, koks jūsų gyvenimo tikslas. Žmonės pasimeta. Jie dažnai nežino, koks gyvenimas tikslas, čia jau labai rimtas klausimas, reikia pagalvoti. Bet kokį bhaktą paklauskit, bet kokį žmogų, kas yra jūsų gyvenimo tikslas? Patenkinti viešpatį, atstatyti santykį su juo. Gyvenimas tikslas. Žmonės nežino, paskui pradeda galvoti, galbūt šeima. Bet gerai, šeima irgi kažkada tai tu įsiskirsi su ta šeima. Žmonės gyvena praeitim arba ateitim, koks aš būsiu laimingas ateityje, arba koks aš buvau laimingas praeitim. O dabartyje žmonėms sudėtinga labai. Todėl jiems tokį turtą, kurie siūlo Bhagavatam, labai sunku priimti. Kad turtas klausyti apie Dievą. Kas čia per turtas? Į kišenį nepadėsi jį, už duoną neužmokėsi, kas čia per turtas? Bet bhaktai žino dar daugiau paslapčių, kad Šrada Šabda Višvasa Kahi Suhrida Nišaja, kad jeigu tu tiesiog su atsidavimu tarnauji, su tikėjimu viešpačiui, viešpats tai yra pati pagrindinė pareiga, automatiškai įsipildo visos kitos pareigos. Viešpats Krišna realiai parūpina gyvai būtybei, ar tiki gyva būtybė jį, ar netiki, viską parūpina aukščiausias Dievo asmuo per savo agentus, per materialį gamtą, per pusdievius. Tik viešpats parūpina visako. Ir kad didžiausias turtas klausyti apie viešpatį, bet mes to nesuprasim, kol mes nenusilenksim pagarbiai viešpačiui. Ir irgi mėgstu šitą istoriją apie Šilą Prabhupadą, kada po vienos paskaitos Prabhupada visi atsidavusiai nusilenkė Šilai Prabhupadai ir vienas žmogus sako, kodėl aš turiu lenktis? Aš turiu pamatyti jo didybę. Kodėl aš turiu sužinoti jo didybę? Ir kada bhaktai pasakė Prabhupadai tą frazė, Prabhupada sako, kol jis nenusilenks, jis mano didybės niekada nepamatys. Supratimas Dievo prasideda, kada mes savanoriškai, nuolankiai jam nusilenkiam. Ir Bhagavatam, studijuoti Bhagavatam, Bhagavad Gita, tai yra žingsnis, kaip mes nusilenkim savo intelektų. Netgi pabaigoje Bhagavad Gitos viešpats Krišna pasako, tas, kuris studijuoja šitą pokalbį, mano Arjunas, jis galina mane savo intelektu. Ir Jiva Gosvami, pabaigoje noriu labai frazę, kurią irgi įkvėpė mane Jiva Gosvami pasakė, tas, kuris studijuoja Bhagavatam šį gyvenimą, tampa kvalifikuotas tiesiogiai tarnauti Krišnai sekantį gyvenimą. Todėl prašau, studijuokit Šrimad Bhagavatam, Šrimad Bhagavad Gita, dalinkitės su bhaktais, ką jūs išgirdot, ką jūs perskaityt, todėl kad daugybė įkvėpiančių posmų yra Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gitoje. Ir mes tampam kvalifikuoti, jeigu mes pritaikom savo gyvenime tai, ką mes skaitom, mes tampam kvalifikuoti Krišnai tiesiogiai tarnauti sekantim gyvenimui. Arba šį gyvenime jau. Grantaras Šrimad Bhagavatam ki jai, Šila Prabhupada ki jai. Gal yra kokie komentarai, klausimai, Vaishnava Seva Prabhu? Nuo vieną gal pradėsim. Taip. Jo, į ten parašyta, įsivaizduojimas yra. Jo. Mhm. Dievybė tai yra tiesiogiai pats viešpats Krišna. Nors mūsų akim dievybės, žiūrint iš ko jie padaryti, iš kokių elementų, kaip Krišna apsireiškia, iš medžio, iš akmens, iš metalo, Krišna gali per jų apsireiškti daugiau, daug laiko. Pavyzdžiui, per medį ten, aš nežinau, maksimum koks laikotarpis yra aprašyta. Iš akmens apie 10 000 metų kažkur, tai dievybės iš akmens, iš metalo mažiau trupučiuk. Bet tai yra amžinos Krišnos pavidalas.
Jis apsireiškia. O, nu, kaip Pančaratara Pradypa sako, kad tai yra pats viešpats Krišna, kuris atlieko savo žaidimus. Tiesiog todėl, kad iš tikrųjų materiali gamta yra ta pati gamta. Ir Šrila Prabhupada duoda pavyzdį Krišnos dvasinė energija. Nors mes dalinam energiją į materialį, sąlygotom sielams tai patogiau materialiai energija, dvasinė energija, bet iš tikrųjų tai yra viena vienintelė energija. Krišnos ir Prabhupada sako, kad kaip patyrus elektrikas jis gali tą patį energiją panaudoti atšaldyti ir pakaitinti. Ta pati energija. Tyriems baktams, Prabhupada sako, ir Krišna, ir tyriems baktams ta pati energija. Jie nedalina į dvasinį, į materialią energiją. Čia tik sąlygotom sielom, kurie negali matyti tiesiogiai viešpatį pavydalą, viešpats prieinamai formai jiems apsireiškia. Bet ta energija čia yra pats viešpats. Tiesiog kitom pavydalį mes negalim pamatyti viešpats. Viešpats labiau prieinamam pavydalį mums apsireiškia. Kada aprašoma Virat Rupa, Prabhupada aiškina, kad tai daugiau labai sąlygotom žmonėm, todėl kad jiems sunku priimti viešpatis asmeninį pavydalą. Labai paprasčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, kaip viešpatis plaukai, tai yra medžiai žolėje, viešpatis kaulai, tai yra kalnai, reiškia, viešpatis akis, saulės ir mėnulis, galima labiau įsivaizduoti, reiškia, bet baktas visur gali matyti viešpatį. Jis ir visur mato kiekvienam elementį viešpatį, jau asmeniškai viešpatį. Jis mato jau Krišną konkrečiai, kad tai yra Krišnas ir jis gali turėti santykį. Tu su materiali gamta, va taip su Krišna, kuris pasireiškia materialiai gamtoje, tu per daug negali turėti va taip santykį. Todėl gyvybė garbinimas tai yra tiesiogiai Krišnas garbinimas, todėl kad tu gali turėti tiesiogiai santykį su gyvybė, gali atsakyti tau. Tai pats Krišna jis visapusiškai aukštesnis. Visatos pavydalas yra materialistiškas. Kodėl? Todėl, kad Dievas, kaip impersonalistai sako, Dievas ištirpo materialioje gamtoje. Jis visur, jis yra visur. Bet Bhagavatam tada sustato. Gerai, tada matom asmenybė. Taip pasireiškia jo tokie dalis, kad tu galėtų matyti tą asmenybę. O gyvybė tu konkrečiai matai asmenybę, kad Krišna yra asmenybė. Aišku, vėl, kol mes sąlygotoj buvę, mums irgi, kada mes žiūrime gyvybės, ne visada mes matom. Mes galvom, statula, metalas. Todėl, kad jeigu mes iš tikrųjų suvoktum, kad tai yra gyvybė, mes ne taip ateitum į šventyklą. Mes kaip iš šventė eitum į šventyklą, kad tai yra pats aukščiausias Dievo asmuo. Mes nusilinkam, kartais užeinam, net nepasižiūrim į gyvybės. Užeinam taip, todėl, kad pas mus nėra to suvokimo, kad jis yra aukščiausias Dievo asmuo. Bet pliusas yra tame, kada mes naudojam savo sąlygoto būseną ir tarnaujam, pas mus ateina supratimas, kad tai yra pats Krišna. Ir pas mus atsiranda supratimas tikras su laiku, kada mes tarnaujam Krišnai. Todėl tarnystė, kada mes pabaigoje ir sakėm, kad reikia tiesiog pasikliauti savo sveiko protu ir tiesiog pagarbiai nusilenkti. Nuo to prasideda mūsų apsivalymas. Nuo to. Kitaip labai sudėtinga. Šrila Višvanath Chakravarti Thakura sako, kad šita viešpaties savybė, Bhakta Vatsala, yra visų savybių karalius. Yra pati pagrindinė savybė. Savybė, kurią padaro taip, kad visos prieštaravimai, todėl, kad viešpats, todėl, kad jis įvairiapusis, jis turi daugybę savybių, kurie atrodo prieštarauja vienas kitam. Jis gimsta, jis negimus, bet tuo pačiu metu gimsta. Jis savyje pakankama, bet eina vogti sviestą. Yra daugybė savybių, kad prieštarauja.
Bet šita savybė arba šita energija, iš tikrųjų tai netgi energija, Bhakta Vatsala, tai yra savybė, kurią visus tos prieštaravimo harmonizuoja. Todėl, kad, sakoma, jeigu jūs kažką tai nesuprantat, kad viešpačių veiksmuose turit suvokti, kad kažkur tai netoli yra viešpatis Bhaktas. Visa nesuprantama tą žaidimą, tam tikras žaidimas vyksta dėl tam tikro Bhakto. Ir todėl va šita savybė Bhakta Vatsala yra karalius visų savybių. Jinai paaiškina viską. Paaiškina visus prieštaravimus, kuris viešpats atrodo turi, visus priešingybės išlygina. Todėl, kad jis gali dėl Bhakta padaryti absoliučiai viską. Dėl savo Bhakta. Jis gali savo žodžių nesilaikyti, pavyzdžiui. Todėl Prabhupada sako, galit šventraštį ne visada galima tikėti. Kartais Krišna nesilaiko savo žodžius. Bet jeigu Bhaktas pasako, Krišna duoda žodį, kad kiekvieną Bhakto žodį jis išpildys. Prabhupada, pavyzdžiui, keliavo po pasaulį ir jis sakė, vot čia bus šventykla. Prabhupada paliko pasaulį ir po daugelių metų ten atsirasdavo šventykla. Krišna išpildo Bhaktų žodžius. Ką sako Bhaktas, todėl Bhakta Vatsala, jis labai maloningas savo Bhaktams. Tai yra karalius tarp visų viešpatis savybių. Anuliuoja, harmonizuoja visus prieštaravimai viešpatį. Todėl, kad kiti paprasti žmonės suranda prieštaravimus pas viešpatį tokio. Kodėl viešpats naktimis šoka su kito vyrų žmonomis. Nesupranta, tai amorališkai, bet viešpats neamoralus. Viską, kas su juo susiję, apvala gyvą būtybę. Bet Bhaktas supranta, todėl, kad yra vot šita savybė Bhakta Vatsala. Realiai mes visi priklausom Krišnai. Mes nepriklausom, žmonas nepriklauso kitiem vyram, vyrai nepriklauso kažkam, tai mes visi realiai priklausom Krišnai. Todėl jis nieko amoralaus nedaro, mes visi jam priklausom. Bet ir Bhaktas tai supranta, o materialistas gali surasti netgi pas viešpatį daugybė prieštaravimų ir blogų savybių. Krišna yra jodas, o jodas yra tamsa. Tamsa yra neišmanimas, reiškia, Krišna yra neišmanimas. Išvidžiojimai visokie, suranda visokių dalykų, kad Krišna nužudė tą, Krišna nužudė savo dėdį, Kamsą nužudė, savo giminaitį nužudė. Gali surasti va tiek prieštaravimų viešpatėje, materialistai. Bet šitą savybę anuliuoja absoliučiai viską. Ir Bhaktai supranta, dėl ko Krišna daro tai. Kodėl Krišna gimsta? Todėl, kad kažkoks tai Bhakta nori Krišna rūpintis Krišna. Ir Krišna sako, gerai, gali manim rūpintis, patenkinti Bhaktą. Pati tobuliausia savybė. Krišnos. Pati gražiausia. Gal dar kas turi? Taip. Čia paaiškina visas būtent šitas posmas, kad net viešpats savo galios negali suvokti iki galo. Šrila Prabhupada sako, kodėl viešpats visagalis, kaip jis negali save suvokti. Bet Prabhupada sako, kad dvasinis pasaulis ypač jis yra dinamiškas, jis pastovi didėja. Ir Krišna kažką tai išeina iš jo, jis iš karto pažįsta. Paskui vėl išėjo, Krišna atrodo nepažįsta, paskui vėl iš karto pažįsta. Bet Bhaktui nebūtinai būti visą galių. Nors kada mes kalbam apie pilną žinojimą, Prabhupada irgi duoda tokį pavyzdys, Krišna yra kaip vandeninas pilna žinojimą, o mes kaip stiklinis pilna žinojimą. Mums pakankama tik žinoti, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo, aš esu jo tarnas, gyventi pagal šitą filosofiją. Ir tokį žinojimą pakankama, kad sugrįžti į dvasinį pasaulį.
Todėl, kad vis tiek iki galo, netgi materialų kūrinyje, netgi Bhagavad Gitoje Krišna sako, Ardžuna, kam tau žinoti visą tai, kam šinosti to džagat, aš tik vieną savo dalylytį palaikau visą šitą, šitas pasaulis tik mano dalelės apraiška ir tai neįmanoma suvokti, kam tada gilintis į visą tai. Bhaktui labai įdomu be abejo suvokti, supažinti, suprasti Krišną, todėl Bhaktas visada nagrinėja Krišną, visada studijuoja, skaito, klauso apie jį. Bet mes turim suvokti, mes niekada iki galo jo nesužinosim, bet mums pakankama tam tikro žinių, kad sugrįžti pas jį. Ir viskas. Labai nedaug. Krišna sako, tas, kuris žino mano transcendentinį gimimą ir veiksmus, sekantį gyvenimą, paliekamas šitą pasaulį niekada negrįžta atgal. To pakankama mums. Iš tikrųjų mes nesijuokiam, iš tikrųjų tai yra Krišna žodis, Bhaktui gaila mokslininką, todėl kad jis studijuoja visą tą gamtą, bet smulkiai, labai visos ląstelės, molekulės studijuoja, ten molekuliarinė biologija, chemija tokia, studijuoja iki smulkmenų, jie naudoja savo protą, kurie gali paskirti pažinti viešpatį, jie naudoja dalykam, jie bando išstudijuoti, bet tuo pačiu metu jie net nekreipia dėmesį į tai, kas stovi už viso to. Ir mes nesakom, kad visi mokslininkai yra didelį dalį mokslininkų, kurie labai tiki į Dievą. Bhakti net surinko įvairius posakius, mokslininkų citatos, kurie prieina, realiai suvokia, prieina prie tam tikrų ribų, kur viskas, jie nesupranta nieko, ir jie pripažįsta Dievo buvimą, yra daugybė tokių mokslininkų. Bet visa problema tame, kad šito materialų pasaulį valdo tik grupelė žmonių, mokslininkų, kurie nepripažįsta Dievą, kurie skleidžia ateizmą. Prabhupada sako, paprasti žmonės, tai yra tiesiog neišmanima lygio žmonės, jie nėra ateistai. Ateistų labai nedidelį grupelį žmonių, kurie savo idėjas primeta visiems. Labai nedidelį grupelį žmonių ateistam. Ir mes nejuokiamės, mes be jokios abejonės yra mokslininkai, kurie labai tiki Dievą. Ir Prabhupada sako, visas mokslas, jame nieko blogo nėra, visa moksla esmė, tai įrodyti šiuolaikiniais būdais, kad Dievas egzistuoja. Todėl jis sukūrė Bhaktivedanta institutą, pavyzdžiui. Mes nesijuokim, tiesiog gaila žmonių, kurie studijuoja kažką tai, bet šeimininkas šalia stovi ir jie nepripažįsta, kad jam priklauso visą tai. Sako, mes pastatėm dangoraižį, Prabhupada sako, pala. Iš kur jūs paėmėt visus tos dalykus, kad pastatyti dangoraižį, pavyzdžiui? Kodėl jūs skelbėt, kad jūsų dangoraižės? Jūs vagės, todėl kad jūs paėmat pas kažkas tai visus medžiagos ir skelbėt, kad jums priklauso, bet jūs neatsiklausit tam, kas priklauso, kam priklauso. Todėl tai yra gilus neišmanimas ir viešpats taip vadino. O bhaktai todėl, kad jie panaudoja viešpatį žodžius. Bet mes visus gerbiam, realiai. Dar kas turi gal kokį papildymą, klausimą, komentarą? Taip, Haribol Nanda Prabhu. Trupučiuk yra skirtumas. Dina bandų tai labai vargstančių draugas. Jo, kad, o Bhakta Vatsala tai dar trupučiuk aukščiau. Paprastai žmonės, jeigu jau viskas nėra pas ką gauti pagalbą, jie kreipiasi į Dievą. Ir tai, jeigu Dievas patenkina mano norus, tada aš tikiu, kaip aš čia minėjau neseniai, buvau ligoninėje, ten buvo toks pokalbis. Mūsų iškvietė dėl inksto transplantacijos ir buvo toks pokalbis, viena moteriškė sako, nu jeigu šį kartą gausiu inkstą, aš patikėsiu Dievą, jeigu negausiu inkstą, Dievo nėra. Vot pa žmonių vot yra tokia sąmonė.
Reiškia, jeigu mano norai neįsipilda, reiškia, Dievo nėra. Ir tai yra grinai materialistiškas toks, čia netgi negalima pavadinti religingą žmogų, kad jam Dievas tik kaip jo norų pildytojas ir viskas. Gerai, mes baigiam. Durmada Prabhu žadėjo kažką tai dapildyti. Jis sako, būtinai papildys ir aš laukiu, kol jis, prašau. Klausimas, kaip Navėda Kim Utaparai. Čatma Vartmatma Navėda Kim. Kaip suprasti šitos viešpaties žodžius, kad netgi jis nežino savo galimybių iki galo. Ir aš nežinau, mes trupučiuk būtent apie tai paminėjom, Šrila Prabhupada sako, kad viešpaties sugebėjimai pažinti savo galimybės taip pat didėja ir pastoviai kaip ir didėja jo galimybės. Didėja jo energijos ir galimybės plečiasi, viešpats jos pažįsta. Į sekantį akimirką jie vėl pradidėjo viešpats. Ir Prabhupada sako, tarp viešpaties energijų ir galimybių pastoviai vyksta varžybos tokios. Viešpats pažįsta ir kaip sakoma, meta tokį iššūkį. Jeigu viešpats visagalis, ar gali sukurti tokį kalną, kurį jis pats negali pakelti. Jeigu jis visagalis, jis turi sukurti tokį, bet jeigu jis negali pakelti, jis reiškia ne visagalis, toks atrodo prieštaravimas. Bet tuo pačiu metu sukuri tokį kalną ir sekantį akimirką Šrila Prabhupada sako pakelia. Ir paskui vėl dar sunkesnį kalną gali sukurti ir sekantį akimirką vėl. Taip ir su to pažinimu. Jis viešpats nežino, ant kiek jis gali plėstis. Jis amžinas, jis visada plečiasi. Bet tuo pačiu metu jis save visai pažįsta. Todėl jis visą žinantis. Bet jis yra toks viešpatės savybė mugdha. Jis kaip ir iliuzija kartais veikia, kad jis pasimeta, nieko nežino. Jis kaip Vrindavane, pavyzdžiui, jis elgėsi tokiu būdu. Bet jis suvokė savo galės. Bet jis nežino jo ribų, todėl kad jie pastoviai plečiasi. Ir jis pastoviai jos pažįsta. Todėl čia kaip ir nėra prieštaravimo, viskas gerai. Tai sakoma, kad viešpats nesuvokimas. Neįmanoma jį suvokti. Jis yra viešpats. Mes esame sąlygotos sielos. Čia gili filosofija Yra vienas momentas, jo be jokios abejonės, jis negali mūsų neišmanimą pakelti, todėl kad jis palieka mums pasirinkimą laisvę ir jeigu mes nenorim jam atsiduoti, viešpats nesikiša. Ką aš galiu padaryti? Ir mes jam sunkus akmuo, jeigu mes nenorim jam atsiduoti, viešpats su mūsų neišmanimą nieko negali padaryti. Todėl materialiam pasaulyje čia susibūrė tiek daug viešpačių. Aš, jūs, mes visi kartu, visi viešpačiai. Bandom vaidinti viešpačiais. Ir viešpats neįsikiša mūsų nepriklausomybę. Ką aš galiu padaryti? Ką? Čia buvo dvasinis noras. Čia buvo užuojauta bakto. Čia buvo bakto užuojauta. Bakto užuojauta pranoksta viešpaties užuojauta. Todėl, pavyzdžiui, Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Gosvami sako, Jiva Gosvami sako, kad viešpats kad gauti Krišnos malonę, Krišna krypą, tai yra vienetai ant 100 000 milijonų.
Bet bhaktų malonė gali gauti viską, todėl kad Krišna savo paties malonę atidavė į rankos bhaktams. Ir jeigu bhaktas noro yra, bhaktos noras Krišna įstatymas yra, Krišna tada daro. Bet jeigu kažką, tai į mūsų pasirinkimo laisvę jis tikrai nesikiša. Jis duoda tą pasirinkimo laisvę, jeigu mes nenorim jam tarnauti jis. Bet bhaktas, jis nepaiso visų įstatymų tų. Jeigu Krišna nesikiša, pavyzdžiui, Bhagavad Gita, Krišna sako, Bhagavad Gita negalima pasakoti tiem, kas pavydė, kas turi tokius savybės. Bhaktas eina ir pamokslauja, jam nesvarbu, žmogus nori klausyti ar nenori. Todėl, kad jis žino realiai, ta asmenybė kenčia, jis nenori matyti, kad kenčia. Krišna nesikiša, bhaktas kišasi. Todėl mes gal ir sėdėtum kažkur tai tamagūnai, bet atėjo Šrila Prabhupada ir nuvažiavo ten, kas pagal visus vedinius įstatymus negalima važiuoti. Bhaktas kišasi į tai. Ir kada Krišna mato, kad bhaktas kišasi, bhakto pastangos ir žodžiai ir mintis, norai, įstatymas, Krišna tada visą tai daro. Bet pavyzdžiui, Mahabharata yra istorija, kada vienas išminčius poliai po Kurukšetros mūšį, kada tiek daug žuvusi buvo, kodėl tu nesikišai, tu galėjai sustabdyti visą tai. Krišna sako, aš bandžiau sustabdyti, bet tu galėjai priversti Duryodhaną. Krišna sako, ne, čia jo pasirinkimas, aš priversti negaliu. Vat to jis pakelt negali. O tai yra jo akmuo, kuris jis negali pakelti. Jis gali iš tikrųjų priversti, bet jis tai niekada nedaro. Duryodhano pasirinkimas, sako, aš pabandžiau, aš dėjau pastangos Krišna, sako, bet Duryodhano pasirinkimo laisvė. Aš negaliu laužti jo pasirinkimo laisvę. Ir viskas. Bet bhaktas, jeigu įsikiša, viskas. Krišna tada visus dėsnius sulaužo. Ir jūs galit kritikuoti, galit nekritikuoti, jeigu bhakto noras yra, jis yra šventas Krišnai. Netgi patį tokie norai. Visus iš karto išgelbėti iš šito pasaulio. Kvalifikuotų, nekvalifikuotų. Vienas bhakto noras padaro visus kvalifikuotus iš karto. Todėl Prabhupada sako, tai ne jūsų nuopilnas, aš sukūriu visų jūsų nuopilną. Bhaktas nori ir sukūrė visą gerą sėkmę mum. Viskas. Ir Krišna sako, ir Čitanya Bhagavatai taip ir pasakyta, jeigu Krišna priima žmogų, bet bhaktas nepriima, Krišna nieko negali padaryti. Ir atvirkščiai, jeigu bhaktas priima, Krišna nepriima, Krišna privalo priimti. Čia bhakta privilegija, tyro bhakta privilegija, jis gali valdyti patį Krišną. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Šiek toliau programą. Kiek? Kodėl tai nepapildė dar mane? Nedaviau. Davai. Baigtis atsistojęs. Vis tiek čia būtų labai spontaniškai buvo. Siūlė būtų nupinant klausimus, atėjo ir tipo, gal nebūtų pasišėję. Sieva, gal tu padarai?